Vieną vienintelį bairį. Prisimenat, buvo toksai, dabar jau visai elektroniką pasidavė toksai dainininkas Selas, Egis Dragūnas. Prisimenat jo pirmuosius darbus? Mintinai moku. Tai kaip buvo, pavyzdžiui, kontrolinis šūvis, ne? Ir aš kažkada tai pagalvojau, kas būtų, jeigu Egidijus Dragūnas išeitų medžioti su Roku Žilinsku. Va, ir aš pagalvojau, kad tai būtų buvęs nuostabus tas toksai, kur prasideda ta muzika, kaip pam, 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 čiu, 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 čiu. Ir gabalas galėtų prasidėti klausyk rakai. Ką tai tik žinai? O kaip jausmai čia gabalas? Aš visą tai padėk tu mane vieną gerai. Aš dar nebaigiau. Aš aukas žiūrėt. Aš sulaučiu mikrofoną. Kad skaičiuosim iš honoraro. Dar kartą paplokit Justinui. Kažkada prisijungti prie humoro klubo, mes visada labai ieškom naujų narių. Tai jeigu galvojat, kad mokat pasakoti pokštus, esat juokingesni bent už domą, nufilmuokit, kaip jūs pasakote pokštus, įdėkit į YouTube ir linką atsiųskit mums humoroklubas@gmail.com. Tai lauksim labai, prirašykit Šiauliai, gausit papildomą bonusą. Tai aš važiuodamas, dar čia skaičiau žurnalą, visą kelią, nes aš nelabai randu su tai žmonėm bendrą kalbą. Tiksliau, gal jie su manim neranda. Aš pasiėmiau vieną žurnalą, greitai bėgdamas iš namų pagrėbiau, automobilį pamačiau, kad ten žurnalas Ji, nes turiu 3 kambariokės, kas yra Zaibis. Ne viena nėra mano mergina, Zaibis. Aš vartau tą žurnalą Ji ir pradėjau skaityti po truputį vis tiek, kad nukreipti savo dėmesį nuo manto. Aš negaliu taip paprastai. Ir skaitau interviu su mergina, kuri pasidarė 14 plastinių operacijų. Tai yra Lietuvos rekordas, 14 plastinių operacijų, 100 000 pinigų išleista joms. Ir klausiau žurnalistė, Rūta, o ką tu sakai tiems žmonėms, kurie galvoja, kad tu esi keista, kad tu darai kažką labai keistai? Ir net sako, žinot, mano gyvenimo šūkis yra toks, svarbiausia būti savimi. Kaip tu gali, Terminatorius yra labiau žmogus negu tu. Tavęs net laidoti negalės, tave turės perdirbti, nes tiek yra plastika pagal Lietuvos įstatymus. Aš šokiau ant žurnalą, bet niekas manęs neklausė. Ir paskutinis jau turbūt pats mano pastebėjimas. Tai tam pačiam žurnale perskaičiau antraštę. Žinau, kas yra grupės Išjunk šviesą lyderis. Tokia grupė yra Išjunk šviesą. Yra toksai Valdas Burnys. Lyderis, valdelis, jis vadinamas. Ir antraštė. Burnio dukra linksmina krepšininkus. Aš pagalvoju, kurį nelinksmins